Prieš pradedant kamino apdirbimo darbus būtina kruopščiai nuvalyti čerpių vietas, kurios bus sandarinamos juosta VK-Flex. VK-Flex tai poliizobutileno juosta su armuojančiu aliuminio tinkleliu ir 2 butilo klijų juostom kraštuose. Sujungus kelis šios juostos sluoksnius, jų abiejų molekulės pradeda maišytis ir medžiaga tampa vientisa. Įrengiant čerpių ir kamino sandūrą, pirmiausia atsipjaunamas reikiamas ilgis VK-Flex juostos. Pavyzdžiui, jeigu kamino ilgis 1 metras, reikės atsipjauti 1,30 cm VK-Flex juostos, kad po 15 cm kiekvienas kraštas išsikištų už kamino. Atsipjovus reikiamą juostos ilgį, VK-Flex lenkiamas ir glaudžiamas pagal kaminą tarp kamino ir čerpių, prieš tai ar montavimo metu nuplėšus apsauginę klijų juostelę. Viršutinė VK-Flex juostos dalis ant kamino turi būti užleista ne mažiau 10 cm. Toliau suformuojamas VK-Flex kraštas ir priklijuojamas prie čerpių. Klijuojant VK-Flex ant banguotų čerpių, juostos kraštas turi uždengti čerpę iki bangos dugno. Klijuojant VK-Flex ant lygių čerpių, juosta turi uždengti ne mažiau kaip 12 cm. VK-Flex kraštas įkerpamas 45 laipsnių kampu iki kamino kampo ir čerpių paviršiaus taško. Atkirptos dalys atitinkamai priklijuojamos prie kamino sienelės ir čerpių. Atkirpus reikiamo ilgio kraštinę VK-Flex juostą, ji suformuojama pagal nuolydį ir glaudžiama prie kamino šoninės sienelės. Viršutinė klijuojamąją juostą VK-Flex tvirtinama prie kamino sienelės, o apatinė formuojama pagal čerpių profilį ir klijuojama visų ilgiu. Vertikaliai atkerpama nereikalinga juostos dalis iki kamino kampo ir čerpių susikirtimo taško taip, kad liktų 2-3 cm užlenkimui ant priekinės kamino sienelės. Taip pat atkerpama nereikalinga juostos dalis nuo čerpės bangos dugno ir užapvalinami juostos iškirpimų kampai, kad visi juostos kraštai galėtų glaudžiai susiklijuoti. Suformuoti ir nukirpti juostos kraštai užlenkiami ant kamino priekinės sienelės. VK-Flex juostos suklijuojamos tarpusavyje. Viršutinėje kamino dalyje juosta įstrižai įkerpama iki kamino kampo ir čerpių dangos susikirtimo taško ir priklijuojama atitinkamai prie kamino ir čerpių. Galinėje kamino pusėje prireiks mažiausiai 50 cm pločio VK-Flex juostos, 15 cm atlenkimui ant kamino sienelės, 10 cm klijuosis ant čerpių, kurios yra suklotos prie kamino. Ir dar prireiks vienos VK-Flex juostos tarpusavio sujungimui, minimaliai užleidžiant 5 cm. Virš kamino esančios čerpės nuimamos arba gali būti ir užstumiamos. Paliekama tik čerpių eilė, kuri yra prie kamino ir bus sandarinama. Tada VK-Flex juosta suformuojama pagal reikiamą kampą ir įstatoma į vietą už kamino. Sekančią juostą, kuri reikalinga praplatinimui, montuojame ant jau sumontuotos VK-Flex juostos, minimaliai užleidžiant 5 cm. Ypatingai svarbu gerai suklijuoti juostos kampus. VK-Flex priklijuojamas prie kamino sienos ir stipriai suspaudžiami juostos krašteliai, kad juosta būtų patikimai suklijuota visų kamino perimetru ir neliktų vandeniui laidžių vietų. Tuomet VK-Flex suformuojamas pagal čerpių profilį ir atgal suklojamos nuimtos ar užstumtos čerpės. Apatinėje kamino dalyje VK-Flex juostos kraštus, tose vietose, kur nėra butilo klijų, būtina hermetizuoti M-glų klijais. Apdailai ir VK-Flex juostos pritvirtinimui prie kamino naudojamas aliuminio profilis VK-Strip. Sumontavus aliuminio profilį, profilio kraštui ir sujungimams taip pat naudojami M-glų klijai, kurie taip pat limpa ir prie šlapių paviršių.